Sveiki. Apie tai, kas vyksta Briuselyje, Lietuvoje ir mums svarbu apie tai žinoti. Šią savaitę Europos komisija kreipėsi į Pasaulio prekybos organizaciją dėl Kinijoje pradėto tyrimo dėl ES pieno produktų, kurie yra eksportuojami į Kiniją. Taip, Kinijos rinka lieka svarbi. Štai praeitais metais apie 1,7 milijardo eurų sudarė maisto pieno produktų eksportas į Kiniją. Daugiausia tai yra grietinėlė. Šioje dalyje, šioje segmente rinkos ES yra, aš sakyčiau, dominuojanti Kinijos rinkoje. Dargi, pasakysiu daugiau, Kinija pagamina nepakankamai pieno produktų, ypatingai aukštos kokybės, skirtų vaikų maitinimui, naujagimių maitinimui, todėl Kinijai tai yra svarbus dalykas. Todėl, nepaisant visko ir atsižvelgiant matyt į anksčiau pradėtą ES veiksmą siekiant padidinti tarifus elektroautomobiliams eksportuojamiems iš Kinijos į ES rinką, taigi čia yra kaip sakyti, akis už akį veiksmas, prasidėjo diskusijos, ar apskritai tai teisinga, ar apskritai tai reikalingas veiksmas, kai kas neypatingai džiaugiasi tuo dalyku, bet didieji eksportuotojai tai yra ir Prancūzija, ir Belgija, ir Ispanija, ir ta pati Airija, kurios daug pieno miltelių keliauja į Kinijos rinką, mano, kad tai yra teisingas veiksmas. Atsimenat, kai Lietuvos prekiams buvo uždaryta Kinijos rinka, Europos komisijos veiksmas buvo ganėtinai lėtas, užtruko, beveik ko gero arti metų. Dabar veiksmai paspartėjo, nes matosi, kad su Kinija reikia kalbėti griežčiau, jinai imasi tokių veiksmų, kurie, iš tikrųjų, skirti ginti tik tai savo interesus, neatsižvelgiant į kitų partnerių interesus. Ar išsispręs kas nors? Nežinau. Šiuo metu tik priminsiu, kad Kinija taiko 15% tarifą pieno produktams, kurie patenka į Kinijos rinką. Aš manau, kad išsiaiškinti reikia, nors žinoma, viltis, kad Pasaulio prekybos organizacija, kuri menkai veikli, menkai įtakinga ir apskritai, matyt, reikėtų jau iš esmės reformuoti šitą organizaciją, bet galbūt kas nors pajudės. Tikėkime. Šią savaitę mes galutinai pradėjome veikti, arba, sakykime taip, inauguravome Ukrainos draugų grupę Europos parlamente. Aš tik priminsiu, kad Liepos mėnesį kreipiausi į savo kolegas, siūlydamas tęsti veiklą. Ši grupė egzistuoja nuo 14 metų, štai jau 10 metų. Reikalingi tokie dalykai, reikalingos grupės, kurios remia Ukrainą tęstinai. Niekas nesibaigė, niekas neįspręsta Ukrainoje. Ir ta politinė parama, tas mūsų solidarumas, tas mūsų supratimas ir kartais veikimas netgi mažose srityse, nes štai ir per mūsų inauguracinį susitikimą mes aukojame pinigus evakuacijos automobilių įsigyti, kuris bus naudojamas Ukrainoje tiek civiliams, tiek kariams išvežti, sužeistiems išvežti į saugią vietą. Kitaip tariant, mažai žingsniais, bet mes einame į priekį. Kągi, pamažu ruošiamės komisarų klausimams. Priminsiu, kad pagal patį optimistiškiausią scenarijų galbūt nuo spalio vidurio komitetai pradės tuos klausimus. Šiuo metu politinėms grupėms priklausantis paskirtieji komisijos nariai, paskirtieji, nepatvirtinti, priminsiu, lankosi politinėse grupėse. Štai pas mus trečiadienį buvo Marta Kos, Slovenijos paskirtoji komisarė, kuri bus atsakinga už plėtrą. Patiko man jos kalba, buvusi diplomatė, iš tikrųjų politiškai aktyvi, turinti savo poziciją, neslepianti savo pažiūrų ir labai, aš sakyčiau, dalykiškai, labai objektyviai dėstanti savo požiūrį į plėtrą. Kas man patiko, jos paskutinis sakinys, kalbant apie plėtros politiką, buvo Ukrainos paminėjimas. Jinai aiškiai supranta, kad Ukraina yra ledlaužis, kuris gali pakeisti, kuris gali įtakoti ir aš tikiuosi, mes rasime bendrą kalbą, kadangi savo pasisakymę aš aiškiai pabrėžiau, kad tik bendradarbiavimas tarp ES institucijų, kaip Europos parlamento, komisijos, tarybos, gali nulemti plėtros politikos sėkmę. Kągi, šį kartą tiek. Šį savaitgalį skirsiu padėti savo kolegams iš Liberalų sąjūdžio. Rinkimų kampanija įsibėgėja, galbūt net jau eina ir labiau į pabaigą. Svarbu, kad Lietuvos piliečiai suprastų, kad Liberalų sąjūdis turi savo poziciją, turi stiprių kandidatų ir atkreiptų į juos dėmesį. Kągi,
Iki pasimatymo.